Kaip jis tink nahui tu iš su savo to diko. Labas, Vidmas, tumbriačiai labai. Nu, voši meilės to, kad tau yra. Vopši meilės to, kad tau. Man tikrai nėra meilės to, kuos tu jokauji. Aš kartais net išsijungiu telefoną ir su niekom nesitinku ir neišlendu iš kambario, kad tik mane visi paliktų ramybei. Aš gaunu meilės dafiga iš tomutės, iš vaikų visų trijų, bet iš jos daugiausiai. Nu, iš mamos ne. Jinai pavargus, jinai 3 vaikus augino, tai nėra ko norėtų, bet aš gaunu iš visokių simpų, iš visokių fanų, iš draugų, o Jėzau, man tikrai meilės tokos nėra. O jeigu tu apie ten kažkokį tai seksą ar ką, tai irgi neniešti, žinok, nešties irgi nebus tokos, aš gausiu, nebijok, viskas gerai, aš gausiu. Viskas tavo laikas pasibaigė nuo lauk. Jau greitai eisiu, jo, jau tikrai pasibaiginėja. Luciferė, ačiū tau labai. Nukirpsi mane, jo, pirmų mokslo nereikia. Po pirmų mokslo, jo, aš jau mašinėlę gausiu gegužės pradžioj. Bėda tik ta, kad aš viską, ką jūs man sumetėt, atsidėjau likusiai mokslo daliai ir mašinėlėm viską, bet man dantis parėjo su implantu, tai bijau labai išsitaškyti, tai daug nieko neprisipirksiu, kad dabar galėčiau. Ačiū Luciferį labai. Daug nieko neprisipirksiu, kad jūs ant praktikos, kaip Perga sako, galėčiau pakirpti. Daug kas visgi vis tiek bus mokykloj. Bet kaina už kirpimą. Moteriškas kirpimas, jeigu po dažymo ar procedūros 10 eurų, 15 eurų, jeigu ateina tik kirpimo išplauta galva švariais plaukais ir tiesiais, ir 20 jeigu su galvos plovimu. Vyrų kirpimų dar nedarau, bet galimai pirmus kelis mėnesius bus kokie 10 eurų. Nu, nes man reikės daugiau praktikos. Aš 3 mėnesius praktikos turėsiu, kiekvieną dieną aš atskirpsiu toj šūliai prie mokytojos akių, bet, nu, tikrai nebus 15 ar ten 20, tikrai ne. Koks greitai dabar eina. Aš mačiau tave, kur mane matei. Jaučiu, kai buvau rebalota galva ir nepasidažiu, čia kaip visą laiką Zapadlo, Luciferė, ačiū, iš kokio miesto tu Klaipėda. Atsidėk kiekvieną centą, tikiu tavim. Nu, iš TikToko reisusi pinigai, nu, tai bandysiu. Nes iš darbo pinigų reikia gyventi, o iš TikToko mokslą nusipirkau, dantį gal pavyks tvarkyti. Bet ten niekas taip nebemėto kaip kovo mėnesį, tai labai nesitikiu, bet nu, jeigu bus, tai okei. O jei nebus, tai kažką kitką sugalvosiu. Ačiū, kačiukai labai, ačiū. Pirmą kartą nemokamai. Ką pirmą kartą nemoka? Ai, apkirpti? Ne, bus mokamai, jūs baigit heurą, man už salono nuomą reikia mokėti, ne tik mokesčius. Ai, Angliją, aš ir noriu į Angliją. 5 kokiam dienom labai noriu į Angliją. Dar vis pas mamą gyveni. Nu, tai matai, jeigu į mokslus eisiu po liubomu pas mamą, tai kas mane išlaikys. Nu, dabar aš nesu mamos išlaikyti, ne, aš maistą savo perku, aš savo gaminuosi, aš savo skalbiuosi, aš savo tvarkausi. Už mane mama nieko nedaro, aš jos net maisto nevalgau. Ir ji man netrūbų neskalbė ir nedžiausto, bet tiesiog turiu savo kambarį ir aš ne pas mamą, aš namuose, aš čia užaugau, čia mano kambarys. Tai tiesiog už chatą nereikia mokėti. Tai šiaip labai padeda, nes jeigu reikėtų už chatą mokėti, tai nežinau, žiemai ne tik to, kas man pizda buvo, nes klientų nebuvo, nes pakeičiau darbo vietą. Tai buvo klientų atkritimas ir šiaip pizda būtų, aš negalėčiau eit mokytis, aš turėčiau kažkur papildomai dirbti, kad žinočiau, jog tikrai išsimokėsiu ne tik už salono nuomą, bet ir už chatos nuomą. Nes ne tik tokie dalykai. Aš paskaičiavau, kad man per mėnesį reikia apie 800 viską susimokėti. Paskolos studento, kuriamiau ten, karočią, pragyvenimas, bitės, hujitės, internetai, nes aš mamos net Wi-Fi'aus nenaudoju, savo jokių būna reikia kas mėnesį man tų pačių konsignacijos visos, viskas, čia vos neštukė išeina. Tai jeigu aš dabar eičiau mokytis ir negyvenčiau pas mamą, nu tai alio, ble, tada turėčiau gyventi pas kokį eilinį bomžą, kuris mane priimtų po savo balkonu. Ir tiek. Tai jau geriau pas mamą gal. Tuo labiau kitas dalykas. Kai aš gyvenau atskirai, aš pastoviai pas ją turėjau lakstyti. Vaikus skauda dantį, pabūk su vaikais, nuvešiu kitą vaiką pas tą, aš einu čia būnu. Po to vėl kažko reikia. Vėl Laura ateik, aš vėl ateinu čia būnu. Na, aš jau geriau čia gyvenu. Turiu savo kambarį, savo erdvę. Gyvenu taip, lyg gyvenčiau vieno, tik tiek, kad jie trukdo savo garsais. O kai reikia ateiti pas mamą, man trunka sekundę išeiti iš kambario. Tai aš ne pas mamą gyvenu, aš namuose gyvenu. Ne pas mamą, o savo namuose, kuriuose užaugau ir visa kita.
Ir gal net palikimas čia bus mano. Luciferikas, o padomkė, ačiū labai, kačiukai, ačiū. Your eyes, thank you very much, user. Tavakis labai panašios į mano, kaip fainiai. Būtum gera draugė, sako. Nuvažiavo man. Luciferį, sveiks atvykęs į prenumeratą. Kai bus 20 prenumeratorių, tai dabar Luciferį ieško, kas man prenumeruoto, aš taip specialiai padariau. Kai bus 20 prenumeratorių, dažniau darysiu privačius laivus, kur ir dainuosiu. Gal norėsit, ar kažkaip dar labiau nusirausiu. Nes čia tai mato biški per daug žmonių ir klienčių visokių. Skrendam kartu į Angliją. Norėčiau šiaip, bet, su pažįstamais. Arba vieną. Labas, vaistai. Reikia vizą tau pirkti nedaug. Tai jo, aš susitvarkyčiau viską. Aš noriu 5. Dabar ne, nes manęs dabar laukia Norvegija, Albanija ir Italija. Vat po jų pažiūrėsiu kaip su finansais, po tų visų implantų, po tų visų mokslų, po visko, nes dabar aš biški per daug turiu vienu metu rūpesčio ant galvos, tai kai pažiūrėsiu viską po tų kelionių, va tada pagalvosiu, nes aš noriu į Angliją ar aš noriu į Ispaniją. Tai gali būti, kad į Angliją atvaryčiau, tarkim, žiemą, o į Ispaniją tada pavasarį gal kažkas tokio. Domkė, Luciferį, ačiū, paparūrė, nepis man proto. Žinai, tu graži, bet plaukus negausi. Ai, tai okei. Visi, kas bijo, neikit pas mane, aš naujokė būsiu. Pas mane turi ateiti tokie, kad jeigu pridirbčiau, būtų pohui nusiskusti trumpiau negu norėjot. Tai va, Luciferį, dėkui, meška labūtis. Mažai čia Anglijoje daugiau reikėtų mokėtų vienam jo pop. Ta prasme, kokį mokslą baigėjai. Aš studijavau pardavimų ir logistikos vadybą, šiuo metu esu akademinėse, tai pasibaigiau kirpėjų mokyklą ir dabar einu vėl į dar kitą iš naujo kirpėjų mokyklą nuo gegužės. Meška, ačiū. Po mano balkonų laisvo sako, labai gerai. Daryk su private pokalbius. Ta prasme, bet kiti nesubai galės rašyti. O tai Ispanija, tai sakiau. Sakiau, po Norvegijos, Albanijos ir Italijos norėčiau į Angliją ir į Ispaniją. Tai va, į Angliją gal žiemą, į Ispaniją pavasarį galbūt. O gal ne, reiks ant babkių atsigauti, čia pizda šie metai, tai tokie išlaidūniški. Implantų, man danties implanto pasirodos reikia. Viską sutaupiau mokslui, viską išleidau mokslui ir tokią naujieną gavau, tai jo. Tai jo, hebra, bet nežadu aš jūsų čia maldauti, bet jeigu susirinks, tai susirinks, aš iš TikToko babkių norėčiau, aišku. Aš čia nežadu jums pustyti miglos į akis ir sakyti, kad gyvūnėlę maukosiu, ar kad čia ne dėl pinigų sėdžiu, ar kad čia negaunu jų iš viso. Aš ne kokia pisprotė eilinė, bet bus kaip bus, žinai. Tikėkime, viskas bus gerai. Būsim šeima, tarsimės dėl kai kurių dalykų. Ir gal patostagauti, supastysim, kada draugai šeima, žinai, šeima. Rimtai pamiršai, ką sakė apie nuomą, taip toliau. Ta prasme, aš sakiau apie nuomą, bet prie ko čia tai? Tai su laiku surinksim normalius. Jo, bet aš tai negaliu, daug laiko sėdėti be komentatorių, žiūrovų ir taip toliau. Nes aš tada turiu eiti darbą ieškoti. Antro. O man dirbti nepavyks, besimokant ir dirbant vienu metu. O tai grįšiu į vadybą? Ne, niekada, nafik. Aš dabar pratesinėjau tas akademinės, jau viskas baigsis man rugsėjį, tai PSD dar turėsiu mokėti už savo rankiškai. Nes man dabar, kai esu akademinėse, moka PSD. Kiek tų metų? 26. Where are you from, Lithuania? Ne. Kartais jau, blė. Ai, o ne kiekvieną dieną, mėnesį. Ai, kartais, okei, padarysiu kokį kartą. Okay. Gerai. Bus paskatinimas subinta, ne? Gera idėja. Matai, aš net nežinau, kad dar taip galima. Tai gerai, padarysim. Stikerių reikia daugiau papildyti. Čia bet kokius įmečiau, nes Gabytė biškai prašė, pyko, kad nėra jų. Tai prisėdau, turėjau mažai laiko, tai kiek pavyko, tiek įmečiau. Bet tas su kaukė, kur taip darau, tai ten aš. Specialiai dėjau, kad pažvengti iš mane, žinai. Nežinai, gal ir tavo tikslai pagreitės, kai susijys.
O kodėl tu įsitikinęs, kad mes susieisim? Deivi, pasakyk ką nors.